Praeitoje serijoje matėte, kaip aš kovojau su neviltimi ir keičiau ilgai apkalbėtą ir brangią detalę. Tai yra ABS žiedą. Priminsiu, kad man stabdant muša per pedalą. Toks tuk 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 tuk. O vos tai vyksta speedometrį užsidega ABS, VSC ir VSC off lemputės. Jį pakeitus, viskas susitvarkė ir nuo dabar nebesigailiu nusipirkę šį seną galingą Lexusą. Taip būtų skambėjusi šio video pradžia, bet dėja problema nedingo. Po šių keitimų man vėl padarė diagnostiką ir atvirai pasakius, aš jau nebežinau, kiek kartų man reikėjo kažką mokėti pinigus, kad pasakytų, ką jūs čia keitėt, tai čia, žinok, vapšė nesusiję. Čia problema, žinok, kitoj pusėje. Nes vienas servisas sako problema galas, kitas sako problema priekis, trečias sako, pas kokius tu čia šiknarankius variai, nes tik iškart matosi, kad problema priekio kairė. O tada ketvirtas servisas sako, žinok, galo dešinė. Tarasme, what the fuck. Ir už visus šitos jų spėliojimus susimokėti turiu aš. Tai nenustebinsiu nieko pasakęs, kad kita diagnostika vėl pasakė, kad reikia keisti ABS daviklį. Kas man lieka? Teisingai, keisti ABS daviklį. O jį pakeitus, vėl vežti diagnostiką, kad ištrintų seną klaidą. Atvirai pasakius, mane biški užknyso už šitos pelės ir katės paieškos. Tarasme, šita problema pas mane kiek jau laiko. Tarasme, virš pusės metų tikrai. Nežinau, gal jau metai yra, kai aš bandau vežioju per visur ir sprendžiu šitą fucking problemą. Ir aš vis dažniau mastau, blemba, gal aš biški dar per mažas šitai mašinai. Gal reikia parduoti ją. Nežinau. O ką jūs manot? Parašykit komentarus. Klaidų nebėra, jas ką tik ištrynė. Labą dieną. Aik, tu savo kaip gerai išterate atrodo ant jo. Ui. Tai va, bet esmė tame, kad nieko nemato, su 3 diagnostikomis bandė prisijungti, negali prie domenų prieiti ir tiesiog nieks neprisijungia prie jo. Kas yra žiauriai liūdna, nes aš literaliai net nežinau, kur man kreiptis, kad kai man yra problema su šitą mašiną, man galėtų čia vietoj, nevažiuojant į Vilnių, ją patikrinti ir pažiūrėti ir man patarti. Ir blogiausią atveju paimti jį paremontuoti. Kas yra, drastiškiausias atvejis, nes šiaip pats viską bandau darytis. Rodyti jum, ar man išeina ar neišeina. Bet su tokiais dalykais kaip ABS-as, tai čia yra klaida ir tu klaidą kodą atsieki ir tada pagal jį žiūri. O dabar yra tokia problema, kad nieks nemato tų klaidų. Kodėl jam tas yra? Nieks neprisijungia prie to kompo. Ir čia yra žiauri sėd. Ir va, biški pavažiuoji ir klaidos vėl atsiranda, vėl grįžta ir ką daryti. Labai norėčiau investuoti šitą dalyką ir nusipirkti tiesiog tokį diagnostikos įrankį ir programą, per kurią galėčiau prisijungti prie jo. Ir pats sužiūrėti tas klaidas ir būtų žymiai komfortiškiau man pačiam įremontuotis, nes nereiktų vežti per skirtingus žmonės ir ieškoti, kas gali prisijungti. Bet blogiausia yra tai, kad jeigu žmonės, kurie turi savo servisus, turi daug įrangų visokius, kuriam gali filmuoti, ir jie negali prisijungti su daug įrangų prie šitą Lexusą, tai kiek šansų, kad aš, toks paprastas čiūvas, sugebėsiu nusipirkti, nežinau, iš interneto tokią programą, kur jau galės prisijungti prie jo. Man čia atrodo labai toks riski reikalas, kinda, ir nežinau. Jeigu patys naudot kokią programą, su kuria galite prisijungti prie šitų 98-99 metų Lexusų, parašykit komentaruose. Aš visai paresearchinčiau apie tai ir visai mielai pats įsigeičiau tokią, nes daras žiauriai sad. Ir man atrodo, meistras paliko servis režimą, nes įmetu parką ir pradeda kalėdos vykti. Švęsim kalėdas kartu. Aš labai laukiu, kada dabar darydamas klipą būsiu su gerom naujienom, nes kol kas update tik tai apie keistas naujienas. Tarkim, aš važiuoju, ir paimituokiam situaciją. Čia yra kalnelis. Aš prieš kalnelį prisistabdau, viskas gerai, pravažiuoju ir labai ramiai duodu gaziuko. Ir jisai man pradėjo mesti lemputę, kad veikia antipraslydimas, tuk veikia realiai ir aš girdžiu, kad gale kažkas irgi vyksta. Kai aš tiesiog važiuoju tiesiame lygiame kelyje. Tokiu oru, sniego nėra, padangos naujos, uždėtos užvakar. Ta prasme, sukibimo klausimo čia net nėra.
kas jam yra. Aš pažiūrėjau, kad bendrai Lexuso visi šitie remontai susijusiai su padangom, ABS-ais ir visais VSC per mėnesį laiko man atsistojo virš 700 eurų. Kas yra šiaip labai daug. Ir problema tame, kad problemos tai nedingo. Vis dar yra. Tai aš labai tikiuosi, kad aš sugebėsiu išmastyti, išgooglinti ir išspręsti. Nes ateis žiema, ką aš fucking darysiu be ABS-o VSC. Jo, aš galiu važinėti kaip pensininkas, bet šitos sistemos yra reikalingos mašinai. Ir aš nusprendžiau, kad Fronteros šiuo metu neremontuosiu žiemai, nes maždaug reikia Lexusą sustvarkyti, reikia čia finansus savo nukreipti, nes tų finansų taip nėra daug. Ir gaunasi taip, kad tiesiog visos babkės eina į Lexusą ir Lexusas vis tiek problematiškas. Ir va klausimas, ar aš keičiu geras detalės naujom detalėm, ar aš čia tvarkau problemų kratinį visą. Tai kol kas atrodo, kad aš tiesiog keičiu geras detalės gerom detalėm, už tai sumoku pinigus, sumoku laiką, sumoku lūžtančiais varžtais ir rezultatas būna tas pats. Žinau tą bejėgiškumo būseną, kad ir ką darai, kad ir kaip stengias, kad ir ko pagalbos prašai, rezultatas nulinis. Tai čia buvau aš. Bandžiau vairius metodus, kad mano naujai nupirkta diagnostika veiktų, bet jie niekas nepadėjo. Aš netgi 2 kompiuterius pakeičiau, jeigu ne 3 dabar galvoju. Galų gale susisiekiau su pardavėju ir mano siurprizui jie greitai padėjo išsiaiškinti, kame problema ir atsiuntė reikiamus failus mano kompiuteriui. Tai čia nėra reklama jiems, o tiesiog nuoširdus ačiū už savo patirties. Jūs matote šitą vaizdą ir jūs tokie, jis kažką daro prie kompiuterio prisijungęs prie savo mašinos, kas čia tokio. Kad aš matyčiau šitą vaizdą, aš turėjau sumokėti daug pinigų ir kokias 3 savaitės, kol aš sugebėjau pajungti šitą dalyką, rasti kompą, rasti tinkamus Windowsus, rasti tinkamas programas, driverius ir visą kitą ir aš net nežinau, ar tas veiks. Tai va, šiandien yra pirmą kartą ta diena, kai bent jau įsijungia programa, pagauna laidą, o laidas prisijungia prie mašinos, nes vyksta čia diskoteka. Tai va, trumpai ką aš čia darau, tai kadangi servizai nesugeba rasti problemos mano mašinai, tai sugalvojau pats imti jautų žagų, nusipirkti diagnostiką ir pats pabandyti išsiaiškinti kažką per chune. Nes iš esmės, kame reikalas, man atrodo, kad yra kažkas negerai su kažkuriais davikliais arba pačiu bloku, nes kažkas duoda blogą informaciją, kad mašina, tarkim, tu pradedi važiuoti ir tau rakina vieną ratą ir dega VSC, kad slysta, nors nieks neslysta. Lygiai taip pat atvirkščiai su ABS vyksta. Kai tu vos tiesiog stabdai važiuodamas mieste, tau muša per ABS, nes jis galvoja, kad tai yra kažkas negerai. Bet daviklius keičiau, viską keičiau, jau sudėjau kokius, nežinau, 500-600 eurų vien ten detalių ir viskas tik blogin. Tai galų gale nusprendžiau pats nusipirkti programą ir pats bandyti išsiaiškinti, kas čia per reikalas. Ir taip, visą šitą dalyką aš naudojęs pirmą kartą gyvenime, todėl atsiprašau, bet jūs palieku, aš einu skaityti, ką čia daryti, o aš duosiu update'ą. Ir jo, va čia yra mano įrodymas, kad aš ilgai sėdėjau, kol visą šitą dariau. Kaip galit pastebėti, turbūt šiek tiek sutemo po mūsų paskutinio update'o. O, tiesiog išsijungia programa. Aš manau, kad čia yra ženklas. Tai va, aš su gerom naujienom, kad absoliučiai nieko neišsiaiškinau. Išsiaiškinau to, kas priekinis dešinys rato daviklis, kuris iš esmės mato greitą ABS daviklis, jisai neparodo greičio iki 7 km/h. Kartais parodo, kartais ne. Ir dabar galvojat, turbūt reikia pakeisti nauju. Jisai pakeistas nauju. Jisai yra naujas, kitoj pusėje irgi naujas. Ir kitoj pusėje irgi vėluoja, bet ne taip smarkiai. Ir aš įtariu, kad gal dėl to, kai aš spaudžiu stabdį, jisai pagalvoja, kad tas ratas yra sustingęs, ta prasme jis nebesisuka, vadinasi jis slysta ir jis muša man tiek ABS, tiek VSC, kai aš gazuojuosi. Bet tuo pačiu man vis tiek užsidega VSC ir tos klaidos, kai aš per nelygumą pravažiuoju. O klaida, kuri dega, yra C1234, šiaip labai graži klaida.
yra šitas kažkoks sensorius. Čia iš esmės yra tavo mašinos kaip padėties ir jos pozicijos sensorius, kuris irgi mato, ar tu labai smarkiai driftini ar nelabai smarkiai driftini. Jo klaida irgi meta. Ir va dabar klausimas, ar čia susiję, ar čia nesusiję, ar čia du defektai, ar čia vienas defektas, ar čia iš viso dar gali būti taip, kad tiesiog ABS ar VSC kompiuteris, kuris juos abu kontroliuoja, kad jame yra problema ir jisai glūšinas viduje, ko pasiekoje jis, tarkim, nepaima geros informacijos iš naujo daviklio, tada man būna tas, tada nas ir visą kitą. Karač, aš nežinau. Prasme, čia yra tokia juokinga situacija, kad aš su Lexusu biškį dabar nenoriu važinėti, nes tiesiog jisai nėra tvarkingas. Ir aš pasiėmiau už savo draugą Ford Mondeo 20 metų dizelį, kuris tiesiog į minus angabą užgesta, praktiškai nesigazuoja ir aš tą mašiną sugebėjau per tiesiog vieną vakarą sutaisyti, kad tiek nebegestų, važiuotų gerai ir turbina veiktų. Ir pagalvoju, o Jėzau, kaip aš gerai jaučiuosi, yra tas vyriškas ego, jisai užkyla, tu toks jauties pasitenkintas savim, kad tu va čia sugebi kažką, tu jauties gerai. Ir tada pagalvoju, bet va savo mašinas nesugebu sutaisyti. Prasme, ir jos net nėra kažkokios problematiškos, ahainas mašinas, bet nežinau, aš nesuprantu, aš nesu mechanikas, aš nesuprantu. Visiškai gyvas vaizdas, kad tik nuėmus daviklį, absoliučiai nieko neliečiau, o tik nuėmiau daviklį. Nauja. Ką, jis biški purvinas. Yra kažkoks šūdas šiandien jo. Bet ar tas galėjo tą reikšti? Tai yra, ar tas gali tą reikšti? Galėjo skamba lyg čia buvusi problema. Bet problema tai egzistuoja man. Jūs nemato tokios medžiagos dabar, nes man tikrai yra labai smarkiai zaibalant šitos mašinos, ne šitos mašinos, šitos situacijos šlikščios. Ir man visiškai net nekyla noras kažką filmuoti ir daryti, jūs gausit visą update'ą po visko. Tai žodžiu, tą daviklį išsiėmėm, kaip matėt, jisai nėra purvinas, šiaip viskas tikrai gražu. Ką padarėm, tai biškį apšveitėm, kur jisai gulasi ir įdėjom, bet kažkaip neprisispaudė varžtas. Varžtas prasisuka ir neužspaudžia daviklio. Tai sutvarkėm tą skylę, prasiregėm naują, įdėjom naują varžtą, kaip ir prisispaudė dabar, bet šiaip man iš esmės atrodė prispausta jau ir tada. Tikrai nebuvo tarpo, nes aš su atsuktuvų dar turėjau ten kišti ir atlupti. Tai turbūt nesusiję, bet dabar pravažiavom ir tą ratą rodo greitį, viską gerai rodo. Bet dabar nerodo kitą ratą. Lygiai ta pati stacijas, iki 5 km per valandą, dabar šitą rodo gerai, galinis rodo gerai, o šitą rodo 0. Kaip viršį 5 km per valandą, gaunasi 6, tada viską rodo idealiai. Neįsivaizduoju ar susiję, tai iš esmės dabar yra planas toks, kad tą pusę, kuri dabar rodo nuliukus, lygiai taip pat išsiardyti, pažiūrėti, kas ten daros, nes ten varžtas baidavai nelaužtas ir ten tiesiog jisai įsispaudė ir viskas. Tai gal tame problema, gal irgi reikia valyti kažką, nežinau. Ir jo, labai džiugiuosi, kad nusipirkau tą programą, nes vėl būtų tiesiog 15 eurų už diagnostiką, kuri klausimas ar dar padarytų iš karto. Tai va čia džiugiuosi, va čia jaučiuosi, kad buvo protingas pirkinys, ne kaip Passatas. Ne, Passatas aфиgenas, aš jį labai myliu. Aš pamatau tokį Passatą, aš išsinoriu vėl, bet reiks senesnį, tas per naujas, blemba, kai tu sėdi mašiną ir jauti naujos mašinos kvapą, per naujas, o jisai buvo, nežinau, 90 metų, tai čia labai apynaujis, jisai praktiškai buvo. Ir realiai aš nuo vairo turėjau plevelę, kiek apynaujis buvo. Kaip ir yra kažkoks tarpukas. Tai gal irgi kažkas panašaus bus. Žodžiu, to daviklio nesugebėjau dėti su tarpinė, nes tiesiog lieka tarpas ir man nepatinka, tai dabar įdėjau tą daviklį visiškai be jokios tarpinės ir noriu pažiūrėti, kas dabar bus. Tai blemba, būdavo, kad šitas front left ir front right abu nuliai arba vienas nulis, o kitas veikia. Bet dabar, kiek aš važiuoju, kaip ir visi 4 tą patį visada rodo, nebėra, kad kažkuris 0 rodo. Ir visada mažo greičiau. Galėtume pavažiuoti biškį priekį, bet čia blemba labai dabėta. Jau sakykit, ką matot, aš dabar suku vairą. Blemba, tikrai nesinulino, jeigu šiek tiek greičiau. Blemba, visi 4 tą patį daro.
Aš čia dar įsijungęs jo rate sensorių, nes man ir jo klaidą mesdavo, tai noriu pažiūrėti, ką jisai mato. Bet jisai reaguoja į kiekvieną duobę, biškiuką, bet reaguoja. Tai negi visą laiką buvo problema ta, kad tiesiog daviklis šiek tiek kokį milimetrą negalėjo įsikišti dėl tarpinės. Arba iš viso nuo to, kad tiesiog reikėjo šiek tiek apšveisti aplink daviklį visas tas šiek tiek rudelės ir tas milimetras ar ten biškiuką davė tą tokį tarpą, dėl kurio nefiksuodavo daviklis greičio mažų greičių kartais, ko pasiekoje jis galvodavo, kad ratas lyst ir man muždavo tiek ABS, tiek VSC. Tai gal net tas žiedas gale, už kurį sumokėjau 50 eurų ir žiauriai ilgai tvarkiau, gal ir jisai čia neprečiom. Bet jisai tikrai nudroštas buvo ir tikrai rūdis tenai matėsi jį suėdžios, tai ne. Nu net identiškai visi 4. Nu, dabar suku, mašina šiek tiek pasisuka ir -13. Ja sensorius. Tada pais 0. Eik, savo, tai gal rimtai tame problema ir buvo. Nu, žodžiu, bet kokiu atveju tas daviklis dabar yra įdėtas be tarpinės. Bet jis užsispaudęs idealiai. Tai nežinau, ar reikės kažkokią tarpinę burti, ar tiesiog palik taip. Bet jeigu tikrai tame problema, tai... Nes aš beveik nupirkau tą kompiuterį ABS VSC. Šiaip nedaug kainuoja 9-20 eurų, nesunku jas pakeisti, po vairo yra kompiuteris, bet... Nu, duosiu žinot, einu galvot, ką daryti dėl tos tarpinės. Bet kol kas geras naujienos, eik tu savo. Pizda. Gal ir man liko šiek tiek vietos po Dievo sparneliu. Žodžiu, vis tiek tarpinės reikės. Bet kokiu atveju. Įkišam žodžiu tarpinę, šiaip ne taip. Nu, tipo apšviečiu aš ten aplinkui viską. Ir va dabar paskutinis testas. Tai kaip ir normaliai. FR, tipo priekis dešinė biški kartais pavėluoja. Bet čia gal nesusijęs su šitą problemą. Nes būdavo iš viso nuliukai. Aš va čia šitoj vietoj galiu jums parodyti, kaip atrodė iš esmės tie skaičiai. Nes aš siunčiau Messengerį ir iš esmės kaip tas atrodo, kad tai yra 3 skaičiai rodo, 1 0. Aš dabar jedu. Tuo galais mato. Ta, šiaip FL vienintelis, kuris, ne FR, tas, kuris labai vėluoja smarkiai. Nu, tipo va, 4 miles per hour, tai čia kokie 6 km per valandą 7. Jis vis dar 0 rodo. Bet tada, kai biški pagreitėja, gazą paspaudžiau, va, jis jau susilygino. Tai va, tik dabar yra klausimas, ar čia tam ir buvo visa mano šita seka problemų, kurias aš taisau turbūt nuo vasaros kažkur, nuo vasaros, nuo technikinio realiai, gavau techą ir realiai per techą jau šitas problemos atsirado, bet technikiniai, kadangi tos lemputės neišlysdavo, tai niekam neiškliuvo. Tai jeigu čia ir buvo priežastis viso to, aš būsiu žiauriai happy. Tai, nežinau, dabar duomenys rodo normaliai, bet kokiu atveju vešios kompą, važiuosiu, testuosiu ir žiūrėsiu, kad nesidžiaugt be reikalo, nes laimė yra labai brangus dalykas. Tai jeigu džiaugtis, tai reikia normaliai atsidaryti aliuką kokią. Nu, kaip ir geri skaičiai. Nu, žodžiu, bet kokiu atveju duosiu update. Since I was a kid, I've been this Amazing. so tired, slowly.